reikia pripažinti, kad žmogui daug nereikia. Mes tiesiog esam įpratę, besižvalgydami į šonus, prisibeždžioniauti. O tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog toks žmogiškas procesas. Jeigu į minimalizmą ateinama iš ekologiškumo idėjos, žmogus tame nelaimingas. Kodėl? Visada, kai procesą einama nenatūraliai, o iš kažkokios tai idėjos, žmogus papuola į fanatizmo spastus. Ir tenais jisai gyvena per prievartą prieš save patį. Nes jeigu tame etape dar žmogui natūraliai neužgimė poreikis minimalizmui, bet jisai per prievartą prieš save patį mėgins tai įgyvendint, jis alins save. Todėl, kad jis tai darys per prievartą prieš save patį. Nes jis galbūt pilnai nepraėjo dar etapo prisisotinimo, spalvų, formų, įvairovės, daiktų įvairovės jis paprasčiausiai dar nepraėjo prisisotinimo tos įvairovės prisisotinimo. Ir tas etapas, kol žmogus sotinasi įvairiapusiškumu, kuris pasireiškia per daiktus, jis yra be galo vertingas, nes jis tame patiria daug emocinės gerovės. Tame yra didžiulė gyvenimo kūryba per šitą žmogų, per šitas spalvas, per šitos įrankius, šitas formas. Ir tas etapas, jisai jam neša tą džiugumą. Čia eina kalba apie natūralų procesą, kai žmogus natūraliai ateina prisisotinęs pertekliniais daiktais, natūraliai ateina į poreikį minimalizmui. Ir tenais supranti, kad tik save girdėdamas gali suprasti, ko palei faktą reikia šiuo momentu. Ir čia eina kalba ne tik apie emocinę gerovę. Čia eina kalba apie visus grubiuosius žmogaus kūnus. Fizinis kūnas. Imi girdėti, ko reikia konkrečiai palei faktą šiuo momentu fiziniam kūnui. Kokio maisto, kokios aplinkos, kokio bendravimo. Įvairovė. Ko reikia tame momente fiziniam kūnui. Nes fizinis kūnas, jamgi ne tik maistas reikalingas. Jis patiria kiekvieną vibravimą iš emocinio kūno. Iš mentalinio, iš minčių kūno. Ir tas vibravimas jisaigi tiesiogiai įtakoja nervų sistemą. Tiesiogiai įtakoja visas sistemas, kokios tik tai yra biologiniam žmogaus aparate. Ta vibracija ateinanti iš išorės. Nesvarbu iš išorės per savo paties žmogaus mintis ar emocijas, ar iš kitų žmonių minčių ar emocijų. Jos tiesiogiai įtakoja fizinį kūną. Ir grįžtant prie to, kad kai žmogus ateina natūraliai į minimalizmą, jisai supranta, kad šiame etape jam tai yra svarbu. Ir galbūt bus sekantis etapas, kai bus dar kitaip. Ir tai nėra blogai. Bet šiame etape
yra tiek prisisotinta perteklinių daiktų, kad yra natūralus poreikis minimalizmui. Ir ten imi matyti, kad iki tol ne daiktai man tarnavo, o aš jiems dirbu. Ir tai irgi nėra blogai, nes be šito prisisotinimo natūraliai ir nebūtų ateita į minimalizmą. O minimalizmas pats iš savęs, jisai yra vertingas pirmoji eilėj ekonomiškai. O po to jau visa kita gyvenimo kūryba, jinai tampriai susijusi su minimalizmu, nes neapsunkina žmogaus nei minčių, nei emocijų kūne, nei fiziniam kūne. Ir ypač, kai reikia keltis, kraustytis į kitą vietą, supranti, kad kokia laimė, kad revizija praeita ir kad tas kraustymasis jis bus kur kas paprastesnis nei iki šiol buvę kraustymaisi. Kol kas tokie pasvarstymai.